visi Žemiau Bambos klausytojai. Šiandien pokalbio metu kartu su genetinių tyrimų bei audinių banko placenta.lt kokybės vadove Agne atsakysime į jūsų visus dažniausiai užduodamus klausimus apie NIPT tyrimą ir kamienines ląsteles. Tai ačiū Agne labai, kad sutikai ir atvykai šiandien mums pasidalinti savo žiniomis praktinėmis apie tokius svarbius dalykus kaip NIPT tyrimas ir kamieninės ląstelės. Malonu. Tai apskritai moteris nėštumo metu tikrai turi daug tyrimų, daug ištyrimų, ar ne? Ir visi tie tyrimai, kurie skirti nustatyti, ar vaisius vystosi normaliai, vadinasi prenataliniai tyrimai, čia žiūrovam žinutė, kad išmokti terminus, tai visi tyrimai iki gimdymo vadinasi prenataliniai tyrimai, kurie yra skirstomi į invazinius ir neinvazinius. Šiandien mes kalbėsime tik apie neinvazinius tyrimus. Vienas iš jų yra, turėčiau sakyti, vienas populiariausias ar net populiariausias Lietuvoje, tai yra NIPT tyrimas. Tai Agne, prašau tavęs paprastai, aiškiai, žmonių kalba pasakyk, kas yra tas NIPT tyrimas, nes kaip raidė šifruojamas, ar ne, ir kas yra analizuojama šio tyrimo metu. Taigi, tas terminas NIPT pats ir yra santrumpa žodžių neinvazinis prenatalinis tyrimas. Tokia santrumpa, nors iš tikrųjų tų neinvazinių tyrimų yra daugiau rūšių, bet mes kalbėsime apie NIPT, tai yra genetinį tyrimą, kuris būtent analizuoja vaisiaus genetinę medžiagą. Yra paimamas mamos kraujo mėginys, tiesiog dar vienas kraujo ėmimas, dar viena procedūra mamai, jos jau ten būna pripratusios prie tų kraujo ėmimų, bet dėl to jis yra neinvazinis, kad nėra jokios invazijos į patį nėštumą, tik tai mamos kraujo mėginys. Iš jo yra išskiriama vaikučio genetinė medžiaga, kurios jau nuo 10 nėštumo savaitės yra daug pakankamai mamos kraujyje. Ir analizuojama ta genetinė medžiaga dėl įvairių genetinių pakitimų galimų. Taip, tai kaip tu sakai, įvairių genetinių pakitimų, gal tu galėtum pavardinti pagrindinius pakitimus ar pagrindinės ligas, kurias gali nustatyti NIPT tyrimas? Na, pavyzdžiui, labai gerai žinomi Dauno sindromas, Edvardso-Patau sindromas, jie yra patys dažniausi. Bet taip pat analizuojama yra ir labai išsamei dėl kitų genetinių pakitimų. Tai gali būti ir retos chromosomų anomalijos, gali būti monogeninės vieno geno sukeltos ligos ir įvairūs kiti genetiniai pakitimai. Iš tikrųjų, kiekvienas NIPTas turi savo tyrimo spektrą ir ne visada kiekvienas NIPTas padengia tą ligų skaičių. Tai būna, kad kartais tėvai netgi užsako 2 tyrimus, kurie padengia skirtingas ligas. Taip, ir netgi kartais ir mūsų sekėjos atsimenu vieną klausimą apie mikrodelecijas apskritai, kas tai yra ta delecija, nes tai žinoma, kad NIPTas irgi gali nustatyti. Mikrodelecija yra labai mažas genetinės medžiagos pakitimas, tai yra iš tikro labai nedidelio fragmentuko iškritimas iš chromosomos ir sukelia tam tikrus žinomus sindromus. Yra, pavyzdžiui, vienas iš tokių dažniausiai pasitaikančių mikrodelecinių sindromų yra Di-Džordžo sindromas. Dėl jo labai dažnai nori pasitikrinti mūsų pacientės. Taip. Ir nuo kada anksčiausiai moteris, tarkim, pasidaro nėštumo testą, 2 brūkšniukai ir, žinoma, nori išsitirti, nusiraminti, ar tikrai viskas gerai, kada anksčiausiai gali pasidaryti šitą tyrimą? Sulaukus 10 pilnų nėštumo savaičių. Anksčiau nerekomenduojama ir anksčiau NIPTas nėra atliekamas, nes tiesiog turi atsirasti pakankamai genetinės medžiagos. Išimtis būtų, jeigu laukiasi dvynukų, tai tada nuo 12 savaitės galima daryti. O jeigu moteris, pavyzdžiui, sugalvoja, ar būna tokiu atveju, kad nori tiesiog nėštumas yra sklandus, viskas yra gerai ir apie 30 nėštumo savaitę atsiranda kažkoks vidinis nerimas, ar tikrai viskas gerai ir neužtenka ultragarsinio tyrimo, ar gali 30 nėštumo savaitę pasidaryti NIPTą? Ir ar būna tokių atvejų? Žinoma, gali, pas mus tikrai yra buvę atvejų, kai atėjo 20 kelių savaičių pasidaryti NIPT tyrimą, ypatingai dėl monogeninių ligų norėjo pasidaryti, tai tikrai turėjom tokių situacijų. O kokie šiaip bendrai kol kas nėra tokios Lietuvoje akušerių ginekologų metodikose, nėra tokios bendros rekomendacijos, kad visiems absoliučiai rekomenduojamas NIPTas, kiekvienai. Kokias poras išskirtumėte, kam tikrai labai rekomenduojat pasidaryti šitą tyrimą? Na, visų pirma, tai mes rekomenduojam iš tikro visiems
tėveliam būsimiem, kurie nori tos ramybės ir to aiškumo. Bet ypatingos indikacijos, dėl ko yra daromi ir valstybės kompensuojami neinvaziniai tie tyrimai ir invaziniai taip pat, skaitant amniocentezę, tai yra poros, kurios patenka į tą genetinės rizikos grupę. Tai visų pirma nėščioji vyresnė kaip 35, tėvas vyresnis kaip 42, galimos tam tikros aplinkybės, darbo sąlygos su cheminėm medžiagom, su kažkokiais toksinais, buvę jau ankstesni nėštumai su genetiniais sutrikimais, buvę keli persileidimai iš eilės, nes tai taip pat indikuoja genetinių ligų riziką. Ko gero, tokia būtų pagrindinė ta rizikos grupė. Iš tikrųjų, net yra patvirtintas sąrašas oficialiai tų indikacijų, kam tikrai rekomenduojame. Ir jeigu moteris sugalvoja, kad nori, kur jinai turi kryptis, kas pasiūlo NIP tyrimą, ar jinai gali pasidaryti tiesiog šeimos klinikoje, kurioje lankosi, ar turi važiuoti pas jūs, ar į laboratoriją, ar į privačią, kur jinai gali kryptis? Iš tikrųjų, daugelį klinikų ir gydymo centrų yra teikiamas NIPT, mes labai stengiamės būtent jį tikrai visur įdiegti, kad klinikos turėtų savo vietoje, kad nereiktų pacienčių kažkur siūsti. Bet jeigu, tarkim, jos gydymo įstaigoje nėra to NIP tyrimo, tai tuomet gali kreiptis tiesiog į mus, į placentą. Ir mes turime tos procedūrinius įvairiose Lietuvos miestuose, kur galime paimti NIP tyrimą. Nes ir mūsų per nėštumo kursus, prisiminiau, dažnai klausia, kad kur rekomenduojam darytis, ar skiriasi kokybė. Nes juk kiek yra laboratorijų Lietuvai, kelios juk daro laboratorijos būtent tą NIPT tyrimą. Nors ir tu daraisi privačioj tą tyrimą, bet vis tiek siunčia į tą pačią laboratoriją, ar ne? Tiesą pasakius, Lietuvoje NIPTO dar ne viena įmonė nedaro. Visi NIPTai yra siunčiami į užsienio laboratorijas. Tai taip, yra ta rinka NIPTų skirtingų rūšių, labai svarbu pasiskaityti, atsirinkti, nes, manau, pirmas kriterijus yra CE-IVD sertifikatas, kad tai yra in vitro diagnostikos prietaisas pripažintas ES ir leidžiamas naudoti ES. Taip pat labai svarbu atsižvelgti į tą pačią laboratoriją, jos patikimumą ir labai svarbu tėveliam būna visą laiką tas tyrimo rezultato laikas, ar greitai ateis rezultatas. Tai labai įdomu, tai kiek laiko reikia laukti atsakymo? Mes iš tikrųjų didžiuojamės labai tuo, kad Lietuvoje turim greičiausiai atliekamą tą NIP tyrimą, tai 3-5 darbo dienos iki atsakymo gavimo. Tai tikrai ir būna tikrai labai smalsu, čia ir dėl lyties, ar mergaitė ir berniukas, ar ne? Juk ir nuo 10 savaitės, kai atliekamas NIP, galite pasakyti, patikimumas koks yra testo apskritai, ne tik apie lytį kalbant. Dėl Downo-Edwardso-Patau sindromo tai paprastai 99,9% tikslumas, vaisiaus lytis, jeigu nėra jokių lytinių chromosomų anomalijų, tai 100% tikslumas. Ir tikrai galima pasikliauti šio tyrimu, nes turėjom kuriozinių situacijų, kur pacientė skambina, aš gavau atsakymą, kad berniukas, bet mano gydytoja tikrai mato, kad mergaitė, ką dabar daryti. Sakom, palaukim, pamatysim, bet esam tikri, kad genetinis tyrimas neklysta. Ir paskui būna, kad paaiškėja, kad gydytoja tiesiog dar ultragarsu tokiam amžiuje neteisingai pamatė. Tikrai, ir ultragarsu kartais lengva sumaišyti, jeigu kokia virkštelė tarp kojų įsipynus ir pagalvoja, kad berniukas ant mergaitės, tai tikrai įmanoma. Dėl to mes ir niekada nesakom, kad 100% lyties, tik tai didelė tikimybė, kad, tarkim, mergaitė ir berniukas, o jau NIPTas pasako 100%, ar ne? Ar populiarėja šitas tyrimas Lietuvoje? Matote kažkokią tendenciją kiekvienais metais, kad daugiau porų kreiptųsi ar stabiliai? Mes matom labai aiškiai augimo tendenciją. Mes tikrai turim vis daugiau pacientų ir stebim kasmet didžiulį augimą. Labai norėtume, kad šitas tyrimas būtų bent jau rizikos grupėms Lietuvoje kompensuojamas, nes ES kai kuriuose šalyse jis yra kompensuojamas valstybės, ypatingai rizikos grupėms, kai kuriuose šalyse netgi visoms nėščiosioms tai yra kompensuojamas tyrimas. O pas mus, tiesiog kol kas šeimos darosi iš savo lėšų, bet tos kainos nėra tokios didelės, mes pradedam kainos nuo 350 eurų. Anksčiau tai tikrai kainuodavo ir po 1000, bet tos kainos mažėja su laiku, gerėjant technologijom, didėjant apimtim, didėjant, aišku, ir tai konkurencijai rinkoje, tai šiuo metu turim tikrai geras kainas. Tai nuo kiek sviruoja? Nuo 350 iki kiek? Aš suprantu, čia priklausomai, kiek ligų nori, kad būtų ištirta, bet
kiek į viršų dar kyla ta kaina, gali kilti? Na, pavyzdžiui, pats išsamiausias tas tyrimas, kur yra visų chromosomų tyrimas, tai 760, ar ne? Bet monogeninių ligų tyrimas jau apie 1000 kainuoja. Tai jeigu norima suderinti ir NIPT standartinį su monogeniniam ligom, tai gali būti apie 1500 ta suma, ta kombinacija tyrimų, bet jinai retai kada reikalinga. O kaip žmogui pasirinkti, kurį, nes ir jūsų puslapį aš mačiau, kad tiesiog yra galima rinktis, ten kiek 7, nemažai pasirinkimo, ar ne? Jeigu nusprendžia daryti tą tyrimą, kur jam kryptis, kad jį pakonsultuotų? Ar man reikia dėl monogeninių ligų ištyrimo, ar man reikia dėl mikrodelecijų, ar man tik tai reikia, aš noriu lytį sužinoti ir noriu, tarkim, dėl pagrindinių ten chromosomų visų defektų. Tai kas gali pakonsultuoti? Paprastai mes puikiai galime pakonsultuoti, pasiklausę pacientės anamnezės, jos amžiaus, jos šeimos sveikatos istorijos. Ir labai dažnai gydytojas, akušeris ginekologas, kuris prižiūri nėštumą, taip pat padeda nustatyti. Mes turim pacienčių, kurias tikslingai atsiunčia gydytojai, kad, pavyzdžiui, būtent monogeninių ligų tyrimas, nes, sakykime, tėveliai yra daug vyresnio amžiaus. O jeigu jūs pati, ar rekomenduojate 10 nėštumo savaitę daryti, ar, tarkim, 12-13, kai jau yra padarytas ultragarsinis tyrimas? Čia klausiu dėl to, kad 10 savaitę moteris gali būti, kad neturėjus dar jokio ultragarsinio tyrimo ir gal yra tiesiog nesivystantis nėštumas ir NIPT-as yra atliekamas, ne? Tai čia ir iš finansinės, žinoma, pusės būna nuostolis ir psichologiškai, ar net tu tyriesi, o yra nesivystantis nėštumas. Kokią savaitę jūs rekomenduotumėte atlikti? Dažniausiai pas mus vis dėlto ateina sulaukusios 10-11 nėštumo savaičių ir mes rekomenduojame NIPT atsakymą neštis į ultragarso patikrą. Būtent tą 12-13 savaitės patikrą, nes tenais yra matuojamas sprando raukšlės vaiskumas, kuris yra nosies kaulas, kurie yra Dauno sindromo tie genetiniai žymenys būtent. Ir tai yra tikrai didesnė nauda pacientai turėti tą genetinį tyrimą prieš ultragarsą. Dėl to nesivystančio nėštumo, tai taip pat tas tyrimas nenueina veltui, nes iš tikrųjų išsamiausias NIPT-as, kuris yra visų chromosomų, tai jis tuo pačiu yra atliekamas ir nutrūkus nėštumui, nesivystant nėštumui. Mes jį vadiname pregnancy loss tyrimą, tokį turime, tuomet galima sužinoti, dėl ko nėštumas nesivystė. Ir jis jau atliekamas netgi nuo 5 nėštumo savaitės. Svarbu paimti kraujo mėginį iki vaisiaus išsivalymo, taip, iki paties persileidimo. Ir tuomet galima žinoti, ar tai buvo kažkokia rimta genetinė priežastis. Aišku. Bet jeigu viskas normoje ir, tarkim, šeima darosi 10 nėštumo savaitę, jūs neturi tokios kaip rekomendacijos, kad būtų ultragarsu patikrinta, kad tikrai gimdoje vystas ir viskas gerai. Tokios... Kai kurios NIPT kompanijos šitą rekomendaciją teikia, bet mes praktikoje matome, kad tėvai nori žinoti anksčiau ir kad gydytojams yra labai taip pat paranku, kai pacientė ateina jau su NIPT atsakymu. Tai mūsų praktikoje taip. O jeigu pacientė, tyrimas yra atliekamas kokią 9 savaitę? Nėra atliekamas. Nes tiesiog iš praktikos žinau, kad 9 savaitę, bet gal tada ne pas jūs darėsi tą tyrimą, kad 9 savaitę. Ir aš nustebau, kad galvoju, gal kažkokiom, nežinau, kažkokiom aplinkybėm gali būti atliekama 9, bet standartas sako 10, taip? Na, paprastai taip, 10 savaičių yra tas terminas, būna, kad ateina 9 savaitės ir 6 dienos. Nu, tai mes tikrai paimam tą kraują, todėl kad dabar yra tų NIPT metodikų, kurios pagausina tą vaisiaus DNR frakciją. Tiesiog 4 kartus pagausina ir gali labai jautriai ištirti. Bet retsykiais turim ir priešingų tokių situacijų, kad ateina 10-11 savaitę, bet yra tam tikros indikacijos, kai vaisiaus DNR tas kiekis yra daug mažesnis. Tai, sakykime, pacientė yra labai aukšto ūgio arba turi labai ženklų antsvorį, tai jau tikrai ženklų antsvorį, jau nuo 90 kg ir iki 100 ir daugiau sveria. Tai tais atvejais mes rekomenduojam imti kraują iš tikro vėliau, 12-13 savaitę, nes tiesiog būna neužtenka genetinės medžiagos ištyrimai. Aišku. Tiesiog papildomai pakviečiat, kad ateitų, ar ne? Taip, pakartojimas yra nemokamas pacientai, tik tai reikia duoti kraujo mėginį. O kaip yra, jeigu jūs pranešate atsakymą, ar ne, rezultatą?
Taip, pacientė gauna elektroniniu paštu tyrimo atsakymą. Ir jeigu jisai yra geras, kad rizika yra maža, tai žinoma visi džiaugiasi, o jeigu rezultatas yra blogas, tokiu atveju šitą tyrimo atsakymą pirmiausia gauna pacientės gydytojas. Jeigu pacientė atėjo be siuntimo, tai tuomet skambina mūsų gydytojas genetikas, kurį mes turime dirbantį mūsų įstaigoje, ir informuoja pacientę, kad reikia atvykti invaziniai patikrai patvirtinamajam tyrimui. NIPTas, kad ir koks bebūtų tikslus, nors yra labai didelis tas tikslumas, vis tiek jisai vadinamas tuo neinvaziniu tyrimu ir jis negali būti prilyginamas diagnostiniam, kad tai yra vis dėlto rizikos įvertinimo tyrimas. Tai netgi tai yra patikros tyrimas, nediagnostinis, jis yra patikimas, tačiau tikrai niekada neatsvers, pora negali atsisakyti ultragarsinio tyrimo, ne? Ultragarso jokių būdų. Tada NIPTas ir jeigu atsakymas blogas, tada jau toliau kalbamės ir siūlome invazinius tokius, kaip čia jau tokie terminai medicininiai bus labai, amniocentezė ar choriono gaurelių biopsija. Vis tiek turi tą blogą atsakymą akušeris ginekologas, pakomentuoti. Taip. Šio pokalbio draugai yra Multimam. Multimam tai produkto asortimentas skirtas mamoms ir kūdikiams. Tai natūralių produktų linija skirta palengvinti nemalonius pojūčius po gimdymo ir maitinant krūtimi. Tai Agne, prašau, papasakok, kas yra kamieninės ląstelės ir kam jos gali būti naudojamos. Kamieninių ląstelių žmogaus organizme yra labai įvairių, bet mes šiandien kalbėsim būtent apie tas, kurios yra išskiriamos iš naujagimio virkštelės, placentos, kraujo ir audinio. Tai jos yra toks tikrai virkštelės audinys ir virkštelės kraujas yra šaltiniai šitų ląstelių, labai gausūs ir labai turtingi. Iš tikrųjų, šitie audiniai, kurie būna po gimdymo išmetami, yra labai vertinga biologinė medžiaga. Taip, ir iš tikrųjų gaila, kad jie daugeliu atveju yra tiesiog išmetami, nes kamieninės ląstelės yra tokios ląstelės statybininkės mūsų organizme. Jos atkuria pažeistus audinius, užpildo visur, kur reikia. Jos turi galimybę virsti reikiamo audinio ar organo ląstelėmis. Tai jeigu nėštumo metu žmonės sugalvoja, tikriausiai pirmiausia tai pradeda domėtis tom kamieniniam ląstelėm, kur jie gali kreiptis ir kas apie jas taip gražiai gali papasakoti, kaip tu šiandien. Na, iš tikrųjų, mes audinių banke placenta ir galime papasakoti, ir aš pati nemažai bendrauju su pacientais, ir taip pat mes turime tam skirtus koordinatorius, kurie dirba ir konsultuoja. Taip pat galima apie mus nemažai paskaityti mūsų interneto puslapyje, taip pat tokiose laidose kaip jūsų, kas yra labai smagu, kad galim tą žinią skleisti. Kuo plačiau. O kada žmonės kreipiasi, ar būna, kad kreipiasi iki nėštumo? Ar tik tai nėštumo metu, kai pastoji, kelintą maždaug savaitę pradeda domėtis kamieninėm ląstelėm? Na, yra šeimų, kurios buvo, kad kreipiasi iki nėštumo, bet tai yra išimtiniai atvejai, tikrai reti atvejai. Dažniau kreipiasi jau besilaukiančios šeimos ir paprastai mes rekomenduojame kreiptis į nėštumo pabaigą, 7-8 nėštumo mėnesį. O nuo kada tą procedūrą kamieninių ląstelių surinkimą galima atlikti, jeigu prasideda priešlaikinis, pavyzdžiui, gimdymas? Kada yra riba? 34 nėštumo savaitės pagal Šveicarijos audinių banko standartus turi nėštumas būti išnešiotas mažiausiai 34 savaitės. Ir čia priežastis tikriausiai ta, kad nenukraujuotų, kad tas kraujas labai yra svarbus neišnešiotėm lėliukam. Neišnešiotėm taip gyvybiškai svarbus. Ir dėl to. Ir ar gali šitą procedūrą visose Lietuvos gimdymo įstaigose atlikti? Iš tikro visose mes turime paruošę akušerės įvairiuose Lietuvos miestuose, bet yra viena išimtis, tai yra dėja Santaros klinikos, kuriuose mes patys ir dirbame. Jie šiuo metu neatlieka jokių virkštelės kraujo surinkimų. Ir tiesiog labai gaila, nes neatsižvelgia į pacienčių teisę pasirinkti ir išsaugoti jom priklausančius tos biologinius audinius, nes teisiškai tai yra jų nuosavybė. O
kokie audiniai yra išsaugomi? Tikrai yra dažnai toks ir klausimas ir moterų baimė, kad kažkam gali skaudėti, ar moteriai, ar gimusiam naujagimiui, kad kas yra surenkama ir ar, prašau, nuraminkit mūsų klausytas, kad tikrai niekam neskauda. Ne, tikrai niekam neskauda, tai yra visiškai neinvazinė procedūra, nes tas surinkimas atliekamas pasibaigus gimdymui. Iš tų audinių, kurie, kaip minėjau, tiesiog būtų išmetami. Tai galima surinkti virkštelės kraują ir tai yra bazinė paslauga, tiesiog iš virkštelėje, kai jau jinai nukirpta, iš joje likusių kraujagyslių yra surinkamas likęs kraujas, tuomet užgimus placentai placentos kraujas ir galiausiai pats virkštelės audinys yra paimamas, taip pat ruošiame procedūrą ir placentos audinio paėmimui. Ir kur yra tie audiniai surenkami ir kur toliau jie vyksta, kur jie saugomi? Surenkami gimdymo metu toje klinikoje, gimdymo namuose, kur pacientė gimdo, akušerė atlieka šitą paėmimo procedūrą ir supakuoja į tokį specialų rinkinį, mes jį vadinam lagaminėliu, toks tikrai tokio dydžio nemaža dėžė, kurią tėveliai turi vežtis į gimdymą su savimi, informuoti akušerę. Akušerė surenka, tada kreipiasi jau į mus, mes koordinuojam tą išsiuntimo procesą ir siunčiame į 2 laboratorijas užsienyje, gali tėvai pasirinkti, kurią laboratoriją nori ir tenais vyksta tolimesnis jų apdorojimas. Transportavimas turi vykti būtinai per 3 paras, nes tiek laiko tos ląstelės išlieka gyvybingos. O kiek laiko, kiek metų yra saugomos ląstelės? Ląstelės pagal pradinę sutartį saugomos nuo 20 iki 25 metų, bet toliau gali būti saugomos visą gyvenimą, yra galimybė tą sutartį pratęsti. Suaugęs vaikas sprendžia, ar jisai bus ląstelių savininkas ir teisiškai. Nes iki 18 metų tai tėvai yra tų ląstelių savininkai. Tai kai sueina, tarkim, vaiko 18 metų, tu gali perrašyti tas ląsteles, kad taptų savininkas vaikas ir jisai iki, nežinau, iki pat 100 metų gali būti savininkas ir tų ląstelių kokybė nesikeičia? Kadangi jos saugomos skiestam azote, beveik -200 laipsnių Celsijaus temperatūra, tai tie gyvybiniai procesai yra visiškai sustoję, tai iš tikro gali būti saugoma visą gyvenimą. O koks yra pritaikymas, po kiek laiko nuo surinkimo galima pritaikyti ląsteles? Ar turi būti praeit kažkoks, nežinau, kažkiek laiko, kol jas apdoroja ir jos tinkamas panaudoti, jeigu kažkokia nelaimė liga atsiranda labai greitai, naujagimystėj, tarkim? Yra tiesiog pradinis apdorojimo laikas 1 savaitė, kol išskiria tas ląsteles, sutvarko ir netgi jeigu yra tos situacijos, kur reikia iškart pritaikyti, mes turėjom tų vadinamų directed donation, tikslinė donorystė. Kai žino, kad iškart ląsteles taikys, pavyzdžiui, broliukui arba sesutei gydyti, tai tuomet jų net nešaldo, jos iš karto siunčia kaip produktą. Tai yra galimybė labai greitai pritaikyti. O kiek kartų galima pritaikyti? Ar tai yra vienkartinis dalykas, ar procesas, kada gali pritaikyti, ar kelis kartus, kiek tų ląstelių būna? Labai priklauso nuo tėvų pasirinktų paslaugų ir nuo surinkto virkštelės kraujo kiekio. Nes iš tikro kartais turim labai gerus surinkimus, kad ir virš 100 ml surenka ir tuomet užtenka vaiko gydymui, gali būti tai kelios dozės ląstelių. Kartais surenka mažiau, minimumas yra 10 ml, čia yra žemiausia riba, nes mažesnio kiekio saugoti tiesiog neverta, nes nepakanka ląstelių skaičiaus terapinėm procedūrom. Bet kita vertus, tėvai gali rinktis virkštelės audinio saugojimą, o tai yra jau visai kitos ląstelės. Tai yra mezenchiminės kamieninės ląstelės, jos skiriasi nuo kraujo kamieninių ląstelių ir taikomos daugiau toje regeneraciniai medicinoje, atstatant pažeistus audinius, gali būti po traumų, gali būti neurodegeneraciniam ligom gydyti. Tai tokiu atveju, jeigu tėvai pasirinko tų ląstelių išskirimą ir padauginimą, tai yra padauginama 10-20 milijonų tų ląstelių ir gali užtekti tikrai kelioms terapijoms. Tai yra tiesiog atskira ląstelių rūšis, kuri taip pat saugoma ir pasirinkus padauginimą labai gali būti gera išeiga ląstelių. Tai irgi aš tokiu prie buitiškų klausimų. Kaina priklauso nuo to, kokius audinius nori išsaugoti. Taip, ir kokias papildomas paslaugas pasirinkti, ar transplantacijos draudimą, ar būtent tą ląstelių išskirimą, padauginimą, taip. Tai irgi prašau pasakyk šiom dienom, kokios kainos yra, tarkim, virkštelės kraujo, kamieninių ląstelių surinkimas ir išsaugojimas.
Pradinė sutartis 20 metų, renkant tik virkštelės kraują, tai 1900 eurų. Aišku, iki 2000 ir tai yra suma už surinkimą ir už saugomą tos 20 metų, ar yra palaikomasis mokestis? Ne, tai yra vienkartinis mokestis, kuris įmokamas porą mėnesių po gimdymo praėjus, kai mes turim visus rezultatus medžiagų apdorojimo. Būna, kad, pavyzdžiui, renkasi tėvai 3 medžiagas ir kažkurios vienos nepavyko išsaugoti, sakykime, dėl per mažo ląstelių skaičiaus, arba gimdyme tiesiog nesurinko akušerė, nepavyko, nes visą laiką sprendžia akušerė, kai jinai mato situaciją, ar galima rinkti, ar saugu rinkti, ir jos tada galiausiai nusprendžia. Tai kas nepavyko, už tai mokėti nereikia. Ar svarbu, koks buvo gimdymas? Ar natūraliais gimdymo takais, ar cezario pjūvio operacija, ar kraujavimas, ar kažkokia infekcija gimdymo metu, ar daro įtakos aplinkybės? Apie infekciją gimdymo metu visuomet turi pažymėti akušerė audinių surinkimo anketoje, mes turime būti apie tai informuoti. Kraujas, virkštelės kraujas bet kuriuo atveju yra ištiriamas dėl įvairių infekcinių ligų ir taip pat pačios mamos kraujas yra ištiriamas. Tai kartais vien dėl to gerai rinkti virkštelės kraują, nes gauna labai daug papildomų tyrimų dėl įvairių užkrečiamųjų ligų. Ar cezario pjūvis, ar natūralus gimdymas, tai skirtumo neturi jokio, vienodai gerai galima surinkti biologinės medžiagas. O šio tyrimo populiarumas Lietuvoje ir apskritai pasaulyje, kokioje vietoje mes esam čia, ar populiarėja, ar žmonės renkasi dažniau? Mes stebime vėlgi tuos skaičius augančius, kaip ir tų genetinių tyrimų, taip ir virkštelės kamieninių ląstelių išsaugojimo. Lyginti Lietuvą kol kas kaip mažą šalį labai sunku su, pavyzdžiui, JAV arba Izraeliu, kur 15% porų jau saugo virkštelės kraują. Pas mus, žinoma, šita paslauga tokių mastų nesiekia, bet pamažu auga, pamažu vis daugiau tėvų apsisprendžia saugoti ir tada mes galėsim kalbėti apie platesnės pritaikymo galimybės būtent Lietuvoje. Nes šiuo metu labai mažai šeimų turi savo tą šaltinį. Mes turim kelis praktinius atvejus, kai buvo pritaikytos, bet, pavyzdžiui, Lietuvoje buvo transplantuojamas kamieninės ląstelės iš užsienio donoro, nes šeima neturėjo savo tiesiog. Kokios situacijos, kokios klinikinės situacijos, ligos, kada gali būti pritaikota kamieninės ląstelės? Tai labai svarbu žinoti, kad pasaulyje gydymas šitom virkštelės kamieniniam ląstelėm yra standartinė procedūra labai daugeliu ligų, virš 80 ligų yra sąrašas. Jau atlikta apie 60 000 transplantacijų pasaulyje, ypatingai daug JAV ir kai kuriuose Europos šalyse yra ta pažanga tokia medicinos. Tai taikoma visų pirma kraujodaros ligoms, būtent virkštelės kraujo ląstelės, tai įvairioms kraujodaros ligoms, tai gali būti ir leukemijos, ir anemijos, įvairios ligos, kai sutrinka kraujo kūnelių susiformavimas. Bet taip pat taikomos ir kai kurioms onkologinėms ligoms, turiuomenį solidinių navikų susidarimo atveju, taikomos ypač cerebrinio paralyžiaus atveju, kai vaikas turi tą gimimo metu tam tikrą traumą ir prastai veikia nervų sistema. Tai būtent šitos ląstelės atstato, padeda tikrai, stebėjom pacientų atveju, kai šeimoje tiesiog pagerėjo tos vaiko funkcijos visos, atlikus kamieninių ląstelių terapiją. Ir daugybė iš tikrųjų retų ligų, kurios gali pasireikšti būtent vaikystėje. Taip, iš tikrųjų labai rekomenduojame pasižiūrėti tinklalapį Parents Guide to Cord Blood. Ten yra nepriklausomas tinklalapis, nefinansuojamas jokių audinių bankų, bet jie tiesiog renka nepriklausomą informaciją. Ir labai puikus yra jų skyrius apie gydomas ligas. Tai tenais jie pateikia, kokiose šalyse, kokie klinikiniai bandymai, kokios standartizuotos terapijos yra taikomos. Tai yra labai platus spektras ligų. Ir pritaikyti galima ne tik tam vaikui, iš kurio buvo surinkta ar ne gimdymo metu, bet visai šeimai. Ar kaip atitikmenį randate? Ar tik tam vaikui galima pritaikyti tas kamieninės ląsteles? Virkštelės kraujo kamieninės ląstelės reikalauja šiokio tokio suderinamumo, bet ne tokio kaip kaulų čiulpai, nes, sakykime, virkštelės kamieninės ląstelės yra kaulų čiulpų atitikmuo. Kaulų čiulpoms suderinamumas reikalingas 6 iš 6
o virkštelės kamieniniam ląstelėm 4 iš 6. Transplantacinis tas suderinamumas nėra būtinas toks didelis. Todėl šitos ląstelės su didelė tikimybė tiks vaiko broliam, seserim, taip pat su šiek tiek mažesnė tikimybė tėvam ir netgi seneliam. O virkštelės audinio kamieninės ląstelės, tos kitos rūšies ląstelės, nereikalauja jokio suderinamumo, jos gali būti labai plačiai pritaikytos. Tai čia tiesiog visiška investicija į ateitį, jeigu kažkas atsitiktų, ne, kažkokia liga, nes negalim juk į priekį nieko numatyti ir tokia vienkartinė investicija, ar ne? Tikrai taip, ir daugelis tėvų, kurie ateina tą sutartį sudaryti, jie sako, žinot, mes tai žiūrim tikrai kaip apsidraudimą, tikimės, kad tų ląstelių neprireiks. Bet galbūt jų gali prireikti tiesiog vėliau, gydant kažkokius trauminius padarinius, tiesiog tai regeneraciniai medicinai. Taip, ir visi džiaugsis, kad tu turi bankę kamieninių ląstelių. Ar pora turi kažkaip specifiškai pasiruošti kamieninių ląstelių surinkimui? Jie turėtų tiesiog laiku, dar likus keletui mėnesių iki gimdymo, kreiptis į audinių banką, pasimti rinkinį, kurį turi su savimi nusivežti į gimdymo įstaigą. Tai čia yra svarbiausia tėvų užduotis šitoje situacijai. O ar yra kažkokių specifinių ligų, ko moteris gali sirgti, kad šita procedūra būtų negalima? Kai pas mus atvyksta pasirašyti sutarties tėvai, nėščioji turi užpildyti tam tikrą medicininį klausimyną. Ten yra anketa, kur yra apklausiama dėl įvairių ir persirgtų ligų, ir esamų ligų, ir patirtų skiepų, ypatingai jeigu vyko į kažkokias egzotinės šalis, kur yra rizika užsikrėsti retom infekciniam ligom, tai kartais tų kontraindikacijų turime. Pavyzdžiui, jeigu serga hepatitais, jeigu serga živ ar kitokiom rimtom labai virusiniam ligom. Aišku. Tai kaip ir viskas medicinoje, reikia vertinti kiekvieną situaciją individualiai. Visiškai. Tai čia lygiai tokia pati situacija. Tai ačiū labai, Agne. Mes šiandien apžvelgiam bendrinę informaciją tiek apie NIP, tiek apie kamieninės ląsteles. Žinoma, reikia konsultuotis tiek su jumis, specialistais, tiek su gydytojais. Tai tikiuosi atsakėm ir jūsų dažniausius klausimus, bet jeigu dar yra klausimų susijusių su NIP ar kamieniniam ląstelėm, drąsiai rašykite apačioje komentarų skiltyje. Džiaugiuosi, jog domitės savo sveikata ir žiūrite mūsų tinklalaides. Jeigu norite sužinoti daugiau, kviečiu prisijungti prie mūsų bendruomenės Instagrame Žemiau Bambos. Ir ačiū, kad žiūrėjot ir iki.